kasgi laimės šį rinktinį susitikimą, Lietuva ar Rusija. Kol kas 2-2, na ir iš tikrųjų labai dramatiškai vystėsi visas šis turnyras. Pirma 2-0 pirmavo lietuviai, po to Rusija išlygino rezultatą 2-2. Na ir viskas sprendžiasi paskutinėje kovoje. Taip, tai iš tikrųjų įdomu. Na ir Valerijaus Golubovskio, aišku, laukia labai sudėtingas uždavinys, nes tokį priešininką kaip Michailas Iliuchinas įveikti yra nepaprastai sunku. Tačiau Valerijus Golubovskis labai gražiai pradeda kovą. Iš tikrųjų labai šaltai, taip ramiai jaučiasi jis ringe. Neleido įsikabinti save Michailui Iliuchinui. Žinome, kad Michailas Iliuchinas yra puikus sambo meistras, taigi galima laukti labai daug gerų, švarių imtynių veiksmų. Na, o Valerijui Golubovskiui, aišku, tai nėra paranku ir jis laikosi distancijos ir karts nuo karto smūgiuoja. Ir tai daro tikrai tvarkingai, ta prasme nepakiša nei rankos, nei kojos priešininkui, neduoda progos pargauti savęs. Štai dar vienas tiesus smūgis, tiesa, jis ypatingos žalos Iliuchinui nepadaro. Na, štai dabar Michailui Iliuchinui pavyko, taip, įsikabino jis į Golubovskio kojas ir pakelia, mūsiškis laikosi už ringo virvių ir pirmas pabėgimas. Ir pirmas prarastas taškas Valerijaus Golubovskio sąskaitoje. Tačiau išsaugota galimybė tęsti kovą. Na, vėl dvikovos tačiomis. Štai kokį smūgį, na, tikrai būtų pataikęs, būtų pergalė. O štai dabar dar kartą Valerijus Golubovskis stveriasi už ringo virvės. Taip, turbūt teisinga taktika. Su Michailu Iliuchinu praktiškai turbūt neįmanoma kovoti parteryje, rimtai pasipriešinti jam. O štai dabar gražų smūgį praleidžia Michailas Iliuchinas. Pagaliau pavyko jam pakelti Valerijų Golubovskį. Žinome, kokia fizinė galia pasižymi Michailas Iliuchinas. Štai dabar smūgis žemėn. Na ir dabar bus parteris. Parteris ir, aišku, Valerijui Golubovskiui reikia ieškoti, kurgi yra tas ringo kraštas. Dėl viso ko. Na, o Michailas Iliuchinas dabar turėtų pagerinti savo padėtį. Kol kas Golubovskis susirietė embriono pozą, neleidžia kaip nors priartėti prie savęs priešininkui, teisingai daro. Tačiau vis dėlto pagaliau klasikinė padėtis, atsisėdo raitas Michailas Iliuchinas. Na ir tai viskas vyksta tolokai nuo ringo virvių. Taigi Valerijui Golubovskiui reikėtų pasiirti į kurią nors pusę, priartėti. O štai dabar Michailas Iliuchinas rezga puolimą, štai rankos laužimas, nepavyko jam dabar užkišti rankos. Taigi jis tik tai tokį atlieka parengiamąjį darbą, apšildo savo priešininką, truputėlį leidžia jam pakaisti apačioje, šiek tiek pagazdina. Štai dabar perėjimas prie kitos rankos ir prie kito šono. Na, ramiai tai žiūri Valerijus Golubovskis, dabar truputėlį pasirė toliau ir meta iš balno Michailą Iliuchiną, neleidžia jam įsitaisyti ramiai ir regzti atakos. Ieško dabar spragų gynyboje Michailas Iliuchinas. Štai persverčia Valerijus Golubovskis, tačiau jo ranka įkliuvo Michailo Iliuchino gniaužtus ir pergalė, kurią iškovojo Michailas Iliuchinas. Pavyko jam ištiesinti Valerijaus Golubovskio ranką. Dar nesupranta dabar pats Valerijus,